Taigi sveiki atvykę į naują Edukus pamoką, su jumis mokytojas Edgaras ir šiandieną turim temą come through arba to come through, jeigu žiūrėsim kaip bendratį, ar ne. Ir šiandienos pamokos tikslas yra parodyti jums, kaip svarbus yra fraziniai veiksmažodžiai, frazeologiniai veiksmažodžiai anglų kalboje ir kaip svarbu yra juos suprasti. Tai pavyzdžiui, paimkim tokį paprastą to come through, ar ne, jeigu pažodžiui to come yra ateiti, užeiti, galbūt galėtų būti, ar ne, eiti, vykti, netgi tiesiog, galbūt vykti labiau būtų go, bet vis tiek ta prasmė tokia labai panaši. Dabar pats žodelis through yra per. Dažniausiai jis reiškia per. Tai iš esmės, jeigu pažodžiui verstumėm, viskas reikštų tiesiog ateiti per, ar ne, bet mes tokios prasmės visiškai neturim. Ir iš esmės yra 3 pagrindinės prasmės šito frazinio veiksmažodžio, ne, šito come through. Ir tada tiesiog pradėkim galbūt nuo pirmosios, tai yra paprasčiausiai tiesiog praeiti. Tai pavyzdžiui, leiskite jiems praeiti, tai būtų pavyzdžiui let them, turim liepiamąją nuosaką, ar ne, let them come through, leiskite jiems tiesiog praeiti. Čia kažkur pro tarpą, pasitraukite į šoną, ar ne, ir taip toliau. Let them come through. Tai čia būtų pirmoji, galbūt, ar ne, tiesiog taip užvadinsiu pirmoji reikšmė. Dabar antroji reikšmė yra, kai kažkas tai prasiveržia, pavyzdžiui, emocijos kažkokios pasirodo per išorinį paviršių. Pavyzdžiui, toksai sakinys. Tavo meilė, lietuviškai rašyti, jai matosi, kai tu į ją žiūri. Ar ne? Toks labai dramatiškas sakinys, ar ne? Bet panaudosim šiam kartu jį. Tavo meilė, jai matosi, kai tu ją žiūri. Tai ir sakom, your love for her, ar ne, comes through, taip, matosi, persišviečia, your love for her comes through when you look at her. Tai reiškia, kažkaip emociškai persiduoda, tokia labai aiškiai eina pamatyti, išsiduoda, pereina, ar ne, matosi, atsispindi. Visos šitos prasmės, ar ne, turime come through irgi lygiai taip pat. Ir trečioji reikšmė, kuri mano manimu yra pati įdomiausia, ir jeigu atvirai, jinai yra ir dažniausiai naudojama. Galbūt šita vidurinė mažiausiai naudojama, pirmoji tikrai naudojam dažnai, bet ir trečią naudojam labai dažnai, tai yra arba paskutinę sekundę, arba tiesiog netikėtai vis tik tai, kai kažkas pavyksta arba padeda ir tiesiog ir viskas sėkmingai baigėsi. Pavyzdžiui, you always come through for us. Ar ne? Tarkim, even when we don't expect it. Tai reiškia, tu visada, galbūt aš sakyčiau netgi šitaip, tu niekada mūsų nenuvili arba nepavedi, ar ne, netgi, galbūt tiesiog net tada, kai mes to nesitikime, ar ne? You always come through for us, ar ne? Visada tu sugebi vis tik tai viską teisingai padaryti, ar ne? Nors ir visiškai nesitikim. Tai tas ir yra come through, ar ne? Pavyzdžiui, the team came through, mes galime į laiką kitą šokti, praeitis, ar ne? The team came through in the last quarter, ar ne? Paskutinėme ketvirtyje komanda came through, jie sugebėjo atsitiesti, nugalėti, ar ne, tai mes turim daug tų reikšmių, galim rasti atsitiesti, kaip sakau, nugalėti, netikėtai pavykti, ar ne, tų reikšmių galim rasti daug, bet pati esmė yra ta, kad tai reiškia tai, kad nepaisant visų netikėjimų, vis tik pavyko padaryti, ar ne, tai 3 pagrindinės reikšmės, tiesiog praeiti, atsispindėti, išsiduoti, matytis, ypatingai emocijos kažkur tai kažkame tai, ar ne? Ir trečias tiesiog yra galutiniam variante, pasiekti sėkmę, netgi tada, kai nesitikėjo, ne? We came through and we won, ar ne? Mes
pavarėm ir laimėjom, ar ne? Mes netgi neturim tokio tiesioginio vertimo lietuvių kalboje, tai kaip sakau, šitie tokie frazeologiniai veiksmažodžiai, fraziniai veiksmažodžiai, aš kaip juos vadinu, anglų kalboje jie yra labai labai dažni. Ir labai dažnai mes juos naudojam ir jų yra daug, bet yra, kaip sakoma, tam tikra riba, kurias, tiesiog tam tikrus reikia mokėti, kad didžiąją dalimi galėtumėt susikalbėti, ar ne? Tai jeigu labiau domina, kaip sakoma, toksai kursas galbūt arba tolesnis mokslas šitų dalykų, nuorodą rasit video apačioj. Kaip tik šiuo metu, nežinau kokiu metu žiūrit, bet galbūt tuo metu žiūrit, kai taikau nuolaidą šitam kursui, tai jeigu įdomu, prisijunkit, o kaip sakau, kiekvieną savaitę vis kažkokią galbūt išmėginsim po vieną kitą frazę, ar ne? Naujai, tiesiog pasibandysim ir išmoksim. Tai komentaruose pabandykit vieną kitą frazę su come through parašyti, okay? Ir aš pakomentuosiu, pažiūrėsiu, teisingai jums gavos. Tai kaip visada, ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit, tikiuosi, kad buvo naudinga ir buvo įdomu ir pasimatom tada jau kitą pamokai. Iki.